Penktadienį iškovoti nuostabią pergalę prieš Baltic Stuff, tačiau šiandien prieš Lietuvos Rytą jums to padaryti nepavyko. Kokios to priežastys galėtų būti? Labai euforijai buvom po penktadienio turbūt. Žinau, tikėjomės į šiandien laimėti, bet gal perdegėm ir antram kėlinį prasidėjo pykčiai, techninės pražangos, paleidom 15 taškų ir paprasčiausiai sunku prisivyti. Perdegėm paprasčiausiai galvoje. Buvom nusiteikę laimėti ir jau šiuos metus pradėjom su 2 pergalėm, galvom dar 3 laimėsim, bet perdegėm ir viskas. Kuomet truputėlį kažkas nesiseka žaidime, prasideda pykčiai, kaip geriausia būtų visą tai įveikti? Kalbėtis reikia, žinai, po varžybų su komanda. Už komandos ribų, už rūbinės ribų nėra jokių pykčių, bet, žinai, sportinis pyktis visą laiką atsiranda, bet čia reikia kalbėtis žaidėjas, paprasčiausiai viskas. Komanda, kuo toliau, tuo labiau įsibėgėja, atrodo, kad žaidime spragų kažkokių kaip ir nėra, ar vis dėlto gal yra kažkas tokio, dar ką norėtųsi pataisyti? Nu, pataisyti norėtųsi, kaip matot, šiandien dar klaidų. Iš tikrųjų 20 padarėm, bet tos vaikiškos tokios klaidos. Rasti kamuoliai tokį iš krepšio neįmesti, nu, paprastos klaidos, kaip sako. Bet reikės sumažinti, būtų labai gerai tada. Na, ar šiandien tas klaidas aptarsite kažkur po varžybų visą komandą? Ne, sekmadienis biškai. Būtų šeštadienis tikrai aptartume, bet ne, reikia važiuoti pas šeimas.